Medžių augimo tyrimas dronu. Parengė Benas Banėnas. Vadovas Stasys Kirdeikis. Utenos Adolfo Šapokos gimnazija. Projekto tikslas ir uždaviniai. Tikslas – tirti miesto medžių augimo spartą. Uždaviniai – išmatuoti 4 skirtingų rūšių medžių aukštį. Pakartoti matavimus po metų. Nustatyti medžių prieaugį per metus. Dronas, su kuriuo buvo daromas projektas. DJI Mini 3. Lengvas ir kompaktiškas dronas, sveriantis mažiau nei 249 gramai. Nereikia specialios licenzijos. Jis turi 4K HDR kamerą. Tiriami medžiai. Utena, Paupio gatvė 1. Medžiai mokyklos kieme. Beržas, ąžuolas, klevas ir sidabrinė eglė. Beržas aukštas, elegantiškas medis, išmatuotas aukštis 21,5 metro. Jo balta žievė ir plonos šakos sukuria savitą, lengvą vaizdą. Toks medis puikiai įsilieja į gamtą ir atrodo įspūdingai, ypač kai jį apšviečia saulė ar supa žaluma. Šis beržas tikrai traukia akį savo dydžiu ir natūraliu grožiu. Ąžuolas įspūdingas medis, išmatuotas aukštis siekia apie 15 metrų. Jis turi tvirtą ir masyvų kamieną, o jo žievė yra tamsiai ruda, su ryškiais įtrūkimais. Ąžuolas yra ilgaamžis ir tvirtas medis, simbolizuojantis stiprumą. Jo lapai pavasarį ir vasarą būna žali, o rudenį nusidažo įspūdingais spalvų tonais, todėl ąžuolas visais metų laikais išsiskiria savo grožiu. Klevas – elegantiškas medis, kurio aukštis siekia apie 12,8 metro. Jis turi plačią, šviesiai pilką žievę ir didelius, gražius lapus, kurie rudenį nusidažo ryškiais atspalviais. Klevas yra gerai žinomas dėl savo stiprumo ir ilgaamžiškumo. Pavasarį jo lapai išsiskiria šviesiai žalia spalva, o vėliau medžio vainikas tampa tankus ir pilnas gyvenimo. Eglė – tai aukštas, visžalis medis, priklausantis pušinių šeimai, kuris dažnai auga miškuose, tiek vidutinio, tiek kalvotose vietovėse. Jos kamienas tiesus su pilkšva žieve, o šakos išsidėsčiusios horizontaliai, sudarydamos kūgišką formą. Eglės spygliai yra tamsiai žali, standūs ir aštrūs, išdėstyti spiraliniu būdu, o jų ilgis gali siekti iki 4 cm. Medis žydi pavasarį, o vasaros pabaigoje ant šakų atsiranda ilgi, rudi arba žali kankorėžiai, kurie brandina sėklas. Rezultatai 2024 metai, lapkričio mėnuo. Beržas 21,5 metro, ąžuolas 15 metrų, klevas 12,8 metro, eglė 8,2 metro. Matavimus planuojama pakartoti po metų.